Bonžūras visiems. Pasakyt, kad manęs nebuvo seniai ir ilgai YouTube'ai, tai nepasakyt absoliučiai nieko. Tai daug labai dirbau savo projektuose, turiu uždarą klubą, kuriam jau greitai vasario mėnesį bus metai, tai labai daug ten dirbam, labai daug ten įrašinėjau visko, Instagram'e savo, tai YouTube'ui šiek tiek nelieka laiko, nors YouTube'ą aš labai myliu ir va čia pas mane kilo mintis pasidalinti viena labai svarbia, bet tuo pačiu nemalone ir jautria tema. Ir pagalvojau, kad vat būtent YouTube'ai aš noriu ir įrašyti šį video. Kodėl tema yra nemaloni ir jautri, jūs suprasite, kai paklausysite šį video. Tai yra tema, kuri slepia labai daug baimių, labai daug skausmo, labai daug iliuzijų ir dėja, bet ši tema, jinai yra aktuali dideliam kiekiui žmonių. Ir mes šiandien apie tai pakalbėsim. Iškart perspėju, kad gali būti labai daug pasipriešinimo, gali kilti labai daug pykčio, bet tai ir yra priežastis, dėl ko aš nusprendžiau rašyti šį video. Tai dar trumpai apie mane, galbūt kažkas esate čia pirmą kartą šį video pamatėt, galbūt kelis mano matėt, bet aš kažkaip labai retai apie save pasakoju, tai keliais žodžiais. Aš esu Agata Motiejūnienė, esu pasibaigus coachingo mokslus, esu pasibaigus integratyvę psichologiją užsienyje, esu pasibaigus meditacijos instruktorių mokymus. Ir žodžiu, dar N+K skirtingų mokymų, kursų, kvalifikacijos kėlimo ir taip toliau. Tai va, jeigu taip bendrinė prasme, mes čia esame ir kalbame apie psichologiją, apie žmonių tarpusavio santykius, kaip geriau gyventi, kaip labiau sutarti visų pirma su savimi, o paskui su visų mūsų supančiu pasauliu. Tai va, šiandien mes ir pakalbėsim apie santykius. Ir aš jau šitą temą buvau pradėjus šią temą kalbėti savo Instagram'e ir aš užsiminiau apie tai, kad jeigu žmonės gyvena, tiesiog draugauja, susitikinėja ir jie nėra santuokoje arba jie link tos santuokos jau dabar realiai neina, tai žmonės iš tikrųjų, dabar labai grubiai pasakysiu, jie išnaudoja vienas kitą. Tai žinoma nėra, toksai labai sąmoningas procesas, kad žmogus eina ir jisai toks supranta, kad aš dabar naudojos kitu. Taip nėra. Žinoma, yra situacijų, kur žmonės supranta, kad jie tiesiog kažką gauna iš kito žmogaus, kad jie su tuo žmogum nemato jokios ateities. Tai gali būti ir moteris, tai gali būti ir vyrai. Šitą istoriją lyties neturi. Žinoma, tokios istorijos yra, bet daugiau yra istorijų visgi apie tai, kai žmonės jie tai daro nesąmoningai. Ir aš jums paaiškinsiu, ką tai reiškia, kaip tai suprasti. Jūs būtinai šitą video visą paklausykit, kad jums susidėliotų bendras paveikslas, nes bus daug skirtingų pavyzdžių, ką aš jums pasakosiu. Ir jeigu jūs paklausysite tik tai dalį, arba taip žinot, kažką nugirsit, kažko nenugirsit, tai jūs galite tik tai labiau susipainioti, neišeiti kažkokį aiškumą. Ir kaip visą tai suprasti, ne? Žiūrėkit. Duosiu jums vieną labai paprastą pavyzdį. Nors dabar galvoju, ar nuo pavyzdžio pradėti, ar visgi nuo tam tikros teorijos dar. Žiūrėkit, kaip tą suprasti, išnaudojimą, kaip suprasti, ar aš esu tame, ar nesu, ne? Tai labai tokia bendrinė prasme, kad visos poros, kurios, taip aš drįstu pasakyti visos, nes jeigu mes pasigilinsim ir pasižiūrėsim išskirtinai kažkurią porą,
mes pamatysim, kad tai yra tiesa. Kokia tiesa, ne? Kad visos poros, kurios gyvena, tiesiog gyvena, kaip aš sakiau, kol mes dar gyvenom nesantuokoj, sugyventinė, kaip sugyventinė, ne, co-livingtonai, tai yra žmonės, kurie šiuo momentu laikinai tiesiog gauna kažkokią naudą vienas iš kito. Plaukas limpa. Gauna naudą vienas iš kito. Ir jie ne visai rimtai žiūri į santykį, jeigu jie neplanuoja šeimos. Čia labai yra svarbus aspektas ir yra žmonių realiai, kurie gyvena metus, dešimtmečius, tai susimetę, kaip aš sakau, sugyventinių statuse, moteris kažko laukia, vyrams tiesiog gerai, jiems sako, man gerai, man nieko nereikia ir taip toliau. Ir dabar aš vedu grupinį projektą apie santykius, prie jo beje dar galima prisijungti, vėliau jau nebus tokios galimybės, kai jisai pasibaigs. Aš ten irgi pirmoji paskaitoj pasakoju apie tai, ne, kad santuoka, jinai daro labai didžiulę įtaką. Tai nėra tiesiog, kad mes susirašom, tai nėra tiesiog, kad, gerai pasikeitė pavardė, o kažkam vyrui, ne, kad net nepasikeitė. Tai yra istorija visiškai ne apie tai. Ir aš jums daugiau pasakysiu, kad mes visi pasąmoningai tai jaučiam ir žinom. Kažkas supranta tai sąmoningai, kad aš žinau, aš jaučiu, kad labai pasikeis, bet kadangi mes neturim asmeninės patirties tame, ne, mes tik tai atsinešam, ne, mes iš kolektyvinės pasąmonės turim kažkokią informaciją ir mes atsinešam iš giminės sistemos, bet mes kaip savo patirties dažniausiai neturim, kas eina į pirmą santuoką arba nori ją eiti. Patirties tos nėra, bet yra jausmas, kad aš jaučiu, aš žinau iš kažkur, ne, tai yra iš savo protėvių, iš kolektyvinių dalykų, ne, iš to, ką mačiau, ką skaičiau, viskas man įsirašė, kad santuoka visgi turi įtaką ir jinai labai daug ką keičia. Visų pirma, didžiulė įtaka būtent yra daroma energetiniu požiūriu. Ir kaip tai vyksta, kad kai žmonės du susijungia, ne, gal taip geriau reikėtų parodyti, du žmonės susijungia, ne, čia labai svarbus yra aspektas, kad ne kai jie tiesiog nusprendžia, kad mes esam vyras ir žmona, o būtent kai tai yra oficialus procesas. Toj šaly, kurioje jūs gyvenat, tai kai kalbam apie santuoką, tai yra oficialus procesas. Tai yra, kai valstybės požiūrių, valstybė jūs skaito mus, ne, vyrų ir žmoną. Tai labai yra svarbu, nes kol to nėra, tol iš tikrųjų žmonės nėra, susituokia ir nėra šeima. Ir žmonės gali labai dažnai tos santuokos vengti, vėlgi nesąmoningai, nes jie žino, kad kažkas pasikeis. Kaip ir minėjau, ne, apie visus šitos dalykus aš irgi pasakau toj pirmoji paskaitoj, viena iš ten 4-5 paskaitų, nebeprisimenu, projektas ten 1,5 mėnesio tęsiasi. Ir kaip įvyksta, ne, kad susitinka du žmonės, jie eina į santuoką ir kas įvyksta, kad realiai tik po santuokos, ne iki santuokos, nesvarbu kiek metų jūs gyvenat kartu, ne, kaip sugyventiniai, o būtent po santuokos susijungia dvi giminės sistemos. Pirmas dalykas, ne, susijungia dvi giminės sistemos. Antras aspektas, kad po santuokos pasitempia visos programos iš giminės, ne, ką giminė galvojo, žinojo, tikėjo, traumos, jūsų pačių programos, ne, asmeninės, įsitikinimai ir panašiai, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti žmona, kas yra šeima ir taip toliau. Suprantate, ne, kad mes negalim suprasti, ką reiškia būti žmona, ne, ar ten sutuoktiniu vyru, kol mes juo arba ją netapom.
Mes negalim žinoti, aš, pavyzdžiui, nesu dar mama, aš nežinau, ką reiškia būti mama, kol aš ją netapau. Tai yra tiesiog neįmanoma. Mes galim galvoti, mes galim kažką, žinot, įsivaizduoti ir panašiai, bet mes suprasim tik tada, kai mes tuo tapsim. Ir va čia du svarbus yra aspektai, kaip ir minėjau, ne, kad pirmas, kad susijungia skirtingos giminės sistemos, kad pas mus aktyvuojasi ne tik mūsų, bet ir vyro, ane, ar vyrui mūsų, kaip manęs, kaip žmonos, ane, programos ir viskas susijungia. Tai yra, ne, kad, pavyzdžiui, kokios programos buvo aktyvios vyro šeimoje, ten traumus ir panašiai, mes jau viskas, mes esame dabar viena. Antras dalykas, ne, kad tai dar pasitimpia ir mano asmeninės kaip programos, ne. Ką aš galvoju apie šeimą, kas yra vyras, kas žmona, jau tarpusavio santykiai, ten šeima, bendravimas ir taip toliau. Ir žmonės tai jausdami, jie labai dažnai gali vengti eiti į šeimą, eiti į santuoką ir priimti va tą tokį, žinote, tokią būtį, duotybę, taip sakant. Įdomu, tai vadint duotybę. Būti tiesiog su gyventiniais, gyventi nieko nekuriant, niekur neinant ir taip toliau. Ir čia mes ateinam prie tokios jautrios temos, kad o ką daryti, ne, kad jeigu vyras nenori, jisai sako, kad jam gerai kaip yra, arba jisai žada kažkokius kalnus ir sako, tu dar palauk, arba tu man turi kažką įrodyti, aš dar nesupratau tiesiog, kad ar tu tikrai jau tą esi, man dar reikia pasitikrinti, arba gali būti iš kitos pusės, kai moteris irgi pati dar abejoja. Ir aš jums pasakysiu iš savo praktinės patirties, mes dirbam su klientėm ir tiesiog ne viena, čia net ne 10 klienčių buvo su tokiais pavyzdžiais, kai moteris ateina ir sako, Agata, aš noriu santuokos, mes esam daug metų kartu ir mes kalbam apie santuoką ir mes kalbam apie šeimą ir kaip ir einam prie to, bet prie to neteinam, kad vyras net tų sužadėtuvių net nėra, jis net nepasiperša. Ir mes visais atvejais ateinam prie to, kad moteris pati turi tam tikrų baimių, moteris turi neišsipildžiusių lūkesčių savo vyrui, yra didžiulis noras pakeisti kažkokius dalykus ir lyg su sąlyga, ne, kad jeigu tu pasikeisi, tai aš tada sutiksiu ten už tavęs tekėti. Tokių irgi frazių girdėjau. Arba tai būna, kad tai būna pasąmoniai. Sąmoningai moteris galvoja, kad jinai nori su tuo žmogumi kurti šeimą, bet pasąmoniai yra lūkesčiai, pretenzijos, baimės, nesaugumo jausmas, noras pakeisti, negebėjimas priimti ir taip toliau. Ir šitie dalykai, kas yra mūsų pasąmonė ir tos negatyvas, taip sakant, jisai labai labai stipriai nuo to apriboja. Ir tada žmonės, žinot, gali kalbėti, gali kažką net ir tartis ir planuoti, gali netgi susižadėti, bet, pavyzdžiui, ten vestuvių nebūti ir panašiai. Tai irgi dažnos istorijos. Ir ten visą laiką yra priežastis. Ir dabar aš jums pateiksiu vieną tokį įdomų pavyzdį. Man, žinot, aš kai apie tai galvojau, tai yra iš tikrųjų baisu, kad žmonės su daiktais elgiasi adekvačiau, nei žmonės elgiasi su žmonėmis. Ką aš turiu omeny? Jūs tiesiog paklausykit ir apie tai pagalvokit. Aš kuo daugiau galvoju apie tai, tuo mane labiau, tai žinokit, purto ir aš tiesiog galvoju, o Dieve, bet čia reikia visas mergaitės mokyti to, šviesti tiesiog, daužyti galvą šitą mintį, ane, kad pasikeistų visuomenė ir pasikeistų požiūris. Dar prieš einant į pavyzdį, aš noriu pasakyti jums, kad
aš negyvenau taip visą laiką ir mes su vyru irgi kelis metus draugavom iki santuokos ir yra dalykai, kurie tiesiog tau ateina su laiku, ateina su kažkokia patirtimi ir aš, žinot, aš būčiau norėjus, kad aš taip mąstyčiau, kai aš buvau paauglė, kad kažkas man taip papasakotų ir kažkas man įdiegtų tas vertybės ir užaugintų tokią savivertę. Ir už tai aš jums dabar pasakoju, tam, kad nesvarbu, kokiam jūs amžiui esat, nesvarbu, jūs turit vaikų ar ne, kad kaip minimum savo, tai dabar, nesvarbu, net jūs ištekėjusi, ten vedęs ar ne, nesvarbu kokia lytis, nesvarbu koks jūsų statusas, niekada nėra vėlu apie tai pamastyti ir tam tikrus dalykus pakeisti savo galvoj, perduoti ten draugėms, perduoti kažkokiam savo galbūt dukterėčioms, dukroms, netgi sūnums, nesvarbu, ne, tai čia ne apie lytį kalbam. Ir taip toliau. Žiūrėkit, įsivaizduokit, mes kai norim įsigyti automobilį, kas būtų, jeigu jūs, nežinau, norite nusipirkti dabar ten, nežinau, BMW automobilį, Porsche automobilį. Jūs ateinat į saloną ir sakot, žiūrėkit, prašau dabar duoti man šį automobilį, aš su juo pavažinėsiu metus laiko, o galbūt ne metus, o galbūt aš pavažinėsiu 2 metus, o galbūt pavažinėsiu 10 metų, man tiesiog reikia suprasti, ar aš noriu tą automobilį įsigyti. Aš nežinau, ar aš galėsiu, pavyzdžiui, pas mane yra iki namų duobėtas kelias. Aš nežinau, ar tas Porsche automobilis su ta žema pakaba, ar man jisai bus tinkamas važiuoti man iki namų. Aš nežinau, kiek kainuoja išlaikyti automobilį, o kas jeigu jisai ges, o kas jeigu ten daug techninė priežiūra kainuoja. O kiek kūro, o kiek priežiūros, o kiek ko, ašgi nieko nežinau. O kas jeigu man nepatiks, o kas jeigu man nepatiks kaip važiuoja, o kas jeigu jinai per kieta, o kas jeigu jinai per minkšta. Ir žinot, kas esat pirkę salonį automobilį, jie sako, okei, imk test drive'ui, pasimk, porai valandų, nežinau, gal duoda ir ilgesniam laikui. Bet mes esam pabandę, sako, 2 valandas, sako, galite apvažiuoti, maršrutus padėliojom, sako, galite pasitestuoti. Viskas. 2 valandas praėjo, sako, spręskit. Spręsk. Viskas, tau nieks nedus metus laiko ten testuoti, nenusipirkus, neprisijėmus atsakomybės už kažkokį sprendimą. Niekas neduos. Ir ką prieš tai sakiau, kad mes su daiktais elgiamės adekvačiau, nei mes elgiamės su žmonėmis. Įsivaizduojat? Daiktas versus žmogus. Kas liečia daiktus, mes suprantam, kad taip, jeigu aš noriu dabar automobilio, aš išsirenku, galimai man leis jį pavairuoti, galimai, jeigu aš galbūt ten perku iš kažkokio žmogaus, automobilį, ten galbūt žmogus net nesutiks man, kad aš pavairuočiau jį, pasitestuočiau. Jis sakys, žiūrėk, nori pirkti, jeigu ne, atsiras kitas, kas perka. Ir mes ką padarom? Mes apžiūrim ten, išanalizuojam charakteristikas, skiriam kažkiek laiko, tam pasimatymą, su automobiliu. Kažkiek laiko skiriam, pasižiūrim, palyginam, ir mes tokie, okei, viskas. Aš priėmiau sprendimą įsigyti šį automobilį. Aš priėmiau sprendimą prisimti atsakomybę už visas pasekmes, kurios gali būti ateityje priėmus šį sprendimą. Kažkiek reikės mokėti už remontą, kažkiek reikės mokėti už kūrą, reikės plauti automobilį, jį prižiūrėti, apdrausti, su juo reikės važinėti tam tikrų būdų ir taip toliau. Aš prisiimu už tai atsakomybę. Ir jūs dabar suprantat, link ko aš vedu. Kad kas liečia žmonės, tai mes žmonės, mes gyvos būtybės, mes nesam pakeičiami taip, kaip yra pakeičiamas automobilis. Nors žmonės, žinokit, automobilius ilgiau vairuoja, nei jie yra kai kuriuose santykiuose. Jie rimčiau žiūri į automobilį, pavyzdžiui, vyrai, nei jie žiūri į moterį.
Ir čia žiūrėkit, čia ne vyre problema, nes bet jeigu mes paimsim, jūs galite pagalvoti, ne, apie, pavyzdžiui, savo vyrą ir tokį, jo, mano vyras, jisai ir rūpinasi labiau automobiliu nei manimi. Tai žiūrėkit, reiškia, jis rūpintis gali. Tik vienu jisai rūpinasi, kitų ne. Ir tai priklauso net nuo to vyro. Jis rūpintis gali, jis prižiūrėti gali, jis atsakomybę prisimti gali. Bet jis renkasi kuo. Vat įsivaizduokit, jeigu tai paim, dabar labai baisiai skambės. Ir čia tiesiog toks utopinis palyginimas, bet va čia aiškumas atsiras. Įsivaizduokit, pas automobilį savivertė yra savivertė. Suprantat, kad pas automobilį savivertės nėra. Bet vertė, automobilis, tai yra negyva būtybė, ne? Jisai vertina save labiau, nei vertina, pavyzdžiui, dauguma moterų. O taip pat ir vyrų. Bet jeigu mes dabar taip kalbam per pavyzdį kaip moterų, ne? Vertina save labiau, vertė yra didesnė nei moters. Nes automobilis, jis nevažiuos, jeigu jį nepripilsi kūro. Jis tiesiog viskas, aš stoviu. Jisai nevažiuos žiemą su vasariniam padangom per plikledį. Jis tiesiog slys ir į griovę, ne? Arba į kitą automobilį. Sakys, šeimininkas, man reikia gerų, naujų padangų. Tam, kad aš saugiai važiuočiau, stabdyčiau ir gazuočiau. Jisai nevažiuos, jeigu pas jį bus kažkokios problemos, ne? Vat jeigu šeimininkas jo neprižiūrės, automobilis jis nevažiuos. Jisai gali kažkas sulūžti ir nebus tokio, kad stovės, lauks, aišku, gali irgi palaukti, iki tam tikro laiko. Suprantate, ne, linko aš vedu, kad kas liečia, pavyzdžiui, santykius ir moteris, ne, nors vyrai, sakau, irgi neišimtis, nors pas vyrus šiuo klausimu, žinokite, yra mažiau bagų, jie labai dažnai daro taip, kaip jie nori. Bet jeigu jie nenori santykos, jie tiesiog, aš nedarysiu, aš neisiu. Jeigu jie nori kažkokių santykių, jie tuos santykius sukuria. Jie labiau yra egoistiški ir tai yra gerai. Egoizmas yra gerai, egoizmas yra siekiamybė. Nepainiokim egocentrizmo ir egoizmo. Ir kas liečia, pavyzdžiui, moteris, ne, tai jūs pagalvokit, kad kaip moteris savęs nevertina, jeigu jinai sutinka tiesiog gyventi su vyru. Vat įsivaizduojat, tu gyveni ir tu priimi tą faktą, kad tavęs nesirenka. Suprantat? Vat kaip tas automobilis, kurį, gerai, tai aš leisiu dabar pavažinėti ant manęs, metus laiko arba 10 metų. 10 metų yra, kas gyvena tiesiog su gyventiniu statuse. Pas mane klientas 10 metų jau su vaikais, su paskolom, su ten namais. 10 metų be santokos. Įsivaizduojat? Tai va tu mane tiesiog, aš leidžiu išnaudoti save. 10 metų, kad tu vargšiuk pasitikrintum, ar tu tikrai nori pirkti mane. Pirkti, suprantate, ne, kad aš tiesiog per metaforą automobilio. Joks jums salonas, joks pardavėjas niekada neduos tokios galimybės tiesiog važinėti metus laiko, neperkant kažkokio daikto. Paimkim ne automobilį, paimkite būstą. Kas jums dabar, jūs dažnai žmonės, beveik visais atvejais, žmonės renkasi namus, namą, butą, jie tame bute net nepagyvena, jie nežino, ką reiškia ten gyventi, jie nežino, kokie realiai yra kaimynai, jie tiesiog visas charakteristikas nusižiūri, ar jiems tinka, netinka, nueina į pasimatymą, pasikalba, apžiūri, pajaučia, išsinagrinėja ir jie okei. Aš priimu sprendimą įsigyti šį butą. Ir žmonės net ten į paskolas sulenda po 30 metų ir jiems viskas su tuo yra okei. O moteris, jinai taikstasi su tuo, kad vyras negali apsispręsti, nori jisai būti su ją ar ne. Nori jisai ją vesti į santuoką, ar jisai vesti jos į santuoką nenori. Jūs įsivaizduojat? Aš, žinokit, sakau, kai aš apie tai galvojau, aš tiesiog galvoju, Dieve mano. Ir aš žinau, ką dauguma mąstys, kad kokio gali būti pasipriešinimas vėl panašiai, kad taigi, bet aš ir pati nežinau, va dabar kaip aš dabar susitikau porą kartų su vyru ir dabar ką, tuoktis?
žiūrėkit, čia apie tai, kad dabar mes neinam taip giliai, vat kas norite labiau gilintis į santykių temą, yra projektas apie santykius, pasidovanokit savo tokią dovaną kalėdoms, naujiems metams, prisijungit, labai daug apie viską, kas susijęs su santykiais kalbam ir ne tik per teorinę dalį, bet ir per praktinės, psichoterapinės technikas, dirbam su programom, su traumom, su energija ir taip toliau. Čia tikrai galima, žinokit, išsiplėsti labai labai stipriai ir čia ne šito video konceptas. Tai jau yra realiai mokymų temos. Aš tik tai dabar jums tiesiog tokias remarkas įdėsiu, ne? Ir prie kiekvieno punkto dar galima, žinot, po valandą laiko kalbėti, jeigu ne daugiau. Tai žiūrėkite, ne, kad aš jums dabar visą tai pasakoju, kad jums, žinot, po tokį langelį pradaryti. Po langelį. Ir kai tas langelis prasidarys, jums paskui pradės eiti daugiau informacijos, jūs pradėsite daugiau domėtis, jeigu norėsite, ne? Bet jeigu ir nenorėsit, jums pradės eiti daugiau informacijos. Nes langelis atsidarė. O čia žinot, kaip mes langą praveriam, norim mes, kad tas oras gaivus ir naujas įeitų, ar mes nenorim, jis įeis. Dėl to, kad mes langą jau atidarėm. Tai kas gali būti, ne, kad bet taigi ir aš ir pati nežinau, čia po poros pasimatymą, ar aš noriu su juo būti ar nenoriu. O tai čia kaip suprast? O tai čia kaip? O tai ką tada daryti, ne? O tai ką čia nedraugaut? O tai ką čia nesusitikinėt? O tai kiek kartų susitikinėt? Ir taip toliau. Visi šie klausimai mums parodo, kad mes tiesiog dabar kol kas nežinom. Mes gyvenam labai daug metų tokiam stereotipiniam pasaulyje ir kuo toliau, tuo tas labiau užsifiksuoja, kad normalu gyventi ne santuokoj, normalu gyventi su gyventiniais, čia vadinti tai šeima. Žinot, daug dalykų yra ne tai, kad jie iš tikrųjų taip yra, dėl to, kad labai daug žmonių apie tai kalba ir tai jeigu daug kas taip gyvena, reiškia tai tiesa. Bet taip nėra. Tai reiškia, kad tik tai daug kas taip galvoja ir ypatingai tai skleis tie, kurie patys nėra to sukūrę. Mes visą laiką patvirtinam savo sukurtą realybę. Ašgi dabar, ne, kai esu santuokoj, net ir kai nebuvau dar santuokoj, aš taip nesakiau, ašgi dabar nekalbėsiu, kad normalu yra gyventi nesantuokoj. Nesituokit, gyvenkit susimetę, kam ta santuoka. Ne, aš kalbėsiu apie šeimą, apie santuoką. Bet čia aš truputį kitas esu pavyzdys, nes čia mano yra dar sritis, aš esu savo srities profesionalas, čia dar kitka yra, ne? Bet kai mes kalbam, kad žmonės net neturi psichologinio išsilavinimo ir jie kalba apie psichologinius dalykus, kad ne, čia nieko, čia viskas gerai, čia kam čia daryti, šito nedaryti ir taip toliau. Tai dažniausiai didžioji dauguma atvejų tai yra tiesiog subjektyvi žmogaus patirtis vieno ir jo žinoma kažkokio tokio siauro rato ir jis tai kalba tik dėl to, nes jisai pats yra tame ir jis pats dažnai nori, bet negali nieko pakeisti. Ir čia dabar truputį aiškumo įnešiu visgi, ne, į tai, ką pasakiau, labai svarbus dalykas. Aš galvoju, mokyti dukras, mažas paauglės, ne, arba visom net, kurios dar yra netekėjusios. Žiūrėkit, labai yra didelis skirtumas tarp bendrauti su žmogumi, pažindintis, ne, pažinti kitą žmogų ir jau kurti su juo santykius. Ne. Ir jeigu jūs taip pagalvosit, jūs pajausit tą skirtumą. Tas skirtumas jisai yra. Ir aš kai irgi galvojau, juk yra tam tikros kultūros, ne? Yra tam tikras tikėjimo, kaip čia pasakyti, šakos, kažkaip iškrito žodis. Pavyzdžiui, islamas, ne? Kad ne veltui, aš domiuosi labai skirtingais dalykais ir skirtingais, kaip mąsto žmonės, kuo tiki, kaip gyvena ir panašiai.
Ir aš dažnai pagalvoju apie islamą, apie musulmonus, kaip jie gyvena. Ir iš tikrųjų čia vėlgi, čia yra mano subjektyvus požiūris, aš tikiu, kad ne visi taip galvoja, ne visi apskritai apie tai galbūt galvojo ir tuo domėjosi. Jie kūrė tokias visai didelės šeimas, ne? Jiems šeima yra labai labai stipri vertybė ir jie labai nepalaiko tų santykių iki santuokos, ne? Kad čia draugaut, miegot kartu, ne, santykiaut ir taip toliau, kad vat, jeigu tu jau renkiesi žmogų, tai tu tiesiog vesk ją. Ir aš galvoju, čia toks, vat, žinot, jeigu dabar pasižiūrėt, atrodo, dauguma atveju čia toks atrodo, žinot, pavadintų žmogų, kad tu esi senovinis, sakytų, tu tai visai čia jau Agata esi senovinė. Ir va tai gali daugumą žmonių, žinot, taip papurtyti, lyg, nu taigi aš nesu senovinė, aš nesu kažkokia sovietinė, taigi aš gimiau ne prieš 100 metų, kad čia dabar nemiegoti su vyru iki santuokos, kad čia nekurt santykių, Ir tai vėlgi parodo, kad yra tiesiog truputį toks ribotas žinių bagažas šita tema ir viskas su tuo yra gerai. Mes čia ir esame, ne, kad mes tiesiog mokytumėmės, plėstume savo pasaulėžiūrą, plėstume savo žinių bagažą ir va vienas iš tų būdų, ne, va šis video irgi, pavyzdžiui, praplėsti. Nes mes negalim sužinoti to, ko mes nežinome, ne? Tam, kad mes suprastume, ko mes nežinom, mes turim kažką naujo sužinoti. Ir tada daro, ne, kaip Pandoros skrynia prasidaro, kur mes galime eiti ir dar daugiau ten kapstytis ir atrasti savo įdomių dalykų. Tai vat, tokias mintis norėjau šiandien jums atnešti. Ir čia tikrai yra labai daug ką dar pakalbėti ir papasakot. Ir mano viena iš tokių esminių užduočių tame, ką aš darau savo profesinėje srityje, yra būtent parodyti žmonėms, kad galima kurti sveiką santykį, kad galima išeiti iš toksiškų santykių, nes aš pati tai praėjau. Ir aš esu ne tik teoretikė, ne, aš esu ir praktikė ne tik per save, ne, kaip pati praėjau skirtingus etapus, bet ir per savo klientus. Ir per tai, ne, kad užduotis, kaip sakiau, ne, kad kaip galima kurti sveikus santykius, kaip išeiti iš toksiškų santykių, kaip pakeisti savo santykius su tuo pačiu žmogumi, nebandant ten keisti 10 vyrų ar moterų, gaištant laiką, eikvojant savo labai labai brangius metus, kad tai, ką net šiandien irgi pasakau, ne, kad atnešti kitokį požiūrį, nemadingą galbūt kartais požiūrį, neįprastą požiūrį, bet tą, kuris tikiu, žinau, kitaip nekalbėčiau apie tai, turi galę pakeisti tai, kaip mes jaučiamės santykyje, kaip mes gyvenam, kaip mes realizuojam save, nes viskas yra tarpusavėje susiję, ne? Nėra tokio dalyko, kad, žinot, čia santykiai, čia savirealizacija, čia sveikata, čia sociumas, ten čia dar kažkokia gyvenimo sritis ir visos savo atskirai. Ne, viskas yra susiję. Ir santykiai, kas liečia mūsų romantinius santykius, ne, tarp vyro ir moters, yra bazė. Tai yra vieni svarbiausių santykių mūsų gyvenime. Aš pasakysiu taip, svarbiausi santykiai mūsų gyvenime, neskaitant, tiesiog paliekant kaip faktą mūsų santykius su tėvais. Mes jų tiesiog neįskaitom, kaip, žinot, į svarbius ir nesvarbius. Tai yra bazė ir tada jau tai, ką mes kūrėm, o ne ten, kur mes atėjom, ne? Tai yra būtent santykiai tarp vyro ir moters. Jeigu mes neinam čia, jeigu mes čia nekuriam, jeigu čia yra problemų, mes neinam į santykius, mes neinam į šeimą ir taip toliau, visa kita, visos kitos sferos bus tik kompensacija.
Ir atvirkščiai, kad mes labai stipriai galime išaugti kaip asmenybės, kaip šeima, kaip pora, tiek savo finansiniai srityje, ne, kas liečia energiją, augimą, savirealizaciją, įtaką. Mes galim žymiai labiau išaugti, kai mes einam į santykius, kai mes sprendžiame problemas santykiuose, kai mes sprendžiame ir dirbame su savo traumom. Ir būtent santykėje tarp vyro ir moters visi šie dalykai, jie labiausiai pasimato. Ir žmonės nuo to labai bėga. Ir yra daugybė psichologų, kurie sako, kad jeigu tau tiesiog blogai, tai tau reikia pabėgti, tau reikia rasti kitą, su kuriuo tau bus viskas gerai. Ir pabėga nuo to fakto, kad ten, kur mums yra gerai ir komfortiška, mes neaugam. Ir mes būtent ir susitinkame skirtingi su tam tikrom traumom, kurios dažnai, žinot, kaip puzlė susideda tam, kad mes tai pradirbtume. Ir vat vyro ir moters santykiai yra patys svarbiausi dėl to, kad jie mums daugiausiai pašviečia, daugiausiai mums parodo apie mus, dėl to, kad mes juose einam į patį didžiausią artumą. Realiai su jokiu žmogumi, ar tai būtų ten draugės, žinot, bet yra moteris, kurios nekuria santykių su vyrais ir pasirenka, dėl tam tikrų skaudžių patirčių, pasirenka būti vienos, arba pasirenka neiti santykius, bandyti, bet neiti, žinot, nesąmoningai. Ir galvoja, kad vat, su draugėmis, pavyzdžiui, kurs artumą ir to užteks, tai neužteks, nes koks bebūtų artimas kontaktas ir ryšys su visais kitais žmonėmis, jis niekada nebus toks artimas, koks jisai bus tarp vyro ir moters. Ir vat, kai mes neinam į santykius, mes neinam į šeimą, į oficialią šeimą, ne? Kai mes neinam į konfliktus, neinam spręsti, mes labai stipriai apvagiam save nuo augimo, nuo patirčių, nuo transformacijų. O tai yra prasmė gyvenimo, ne? Mes čia ir atėjom, kad augt, kad transformuotis, kad tobulėt ir taip toliau. Tai yra viso ko esmė. Ir jeigu nuo to nebėgt, o tai pamatyti ir pripažinti, mes galim, žinot, net vieną mintimi pakeisti labai stipriai savo santykius. Ir ką aš irgi pastebėjau, kad tie specialistai, kurie, žinot, propaganduoja tokį, kad santykiuose turi būti gerai, kad jeigu tau nėra tik gerai ir jūs ten pykstatės, kažkokie yra dalykai ir panašiai, konfliktai, tai tau tiesiog reikia iš jų išeiti ir susirasti kitą. Man beje taip yra sakę ir ne tik man, čia labai daug yra pavyzdžių, tiek draugių, tiek klientų. Tai yra tiesiog specialistai, kurie negali jums padėti. Dėja, tai gali būti, žinot, specialistai su ten 20 metų patirties, su 10 aukštųjų diplomų, su visais logais, eutais, terapeutais, galūnė mane, eiatrais, psichiatrais, su skirtingom profesijom, bet tai nieko absoliučiai nereiškia. Tai yra tiesiog vardas. Reiškia tai, ką mes nešam, ką mes kalbam, ką mes žinom, ką mes galim duoti. Tai vat, iš savo patirties, dirbant su skirtingais specialistais, galiu pasakyti, kad tas žmogus, kuris teigia, kad kažko negalima pakeisti, ar pataria ten nuo kažko bėgti, yra žmogus, kuris iš tikrųjų jums tiesiog padėti negali. Bet tai nereiškia, kad iš tikrųjų negalima pakeisti ir kad iš tikrųjų negalim, kad reikia bėgti, ne, ir kažko skirtis ir panašiai. Dažnu atveju tai yra tiesiog pabėgimas, o mes žinom, ne, kad nuo ko mes bėgam, prie to mes pribėgam. Ir jeigu mes problemų nesprendžiam, tai tos problemos jos niekur nepranyksta.
Mes tiesiog susirasim kitą žmogų, su kuriuo mes tas problemas pratęsim spręsti. Tai vat, sakiau, reziumuojant, bet rezumė, man atrodo, dar nebuvo. Tai vat, mielos mano moteris, aš noriu vat, tikrai pakviesti jūs pagalvoti apie tai, parašykit man komentaruose, kokios pas jūs mintis kilo tai pasižiūrėjus, būtinai parašykit, vat pasižiūrėjot ir vat ką savo pasiėmėt, būtinai pakomentuokit. Nes vat kuo jūs irgi daugiau įsitraukėt, tuo daugiau aš įrašinėsiu tokių ir panašių čia video. Ir noriu, kaip ir minėjau, pakviestus apie tai pagalvot ir pamastyti vat, apie visus šitos dalykus, kaip mes dažnai leidžiam save išnaudot, kaip mes leidžiam save savim, čia naudotis ir išnaudoti, jo tas pats, norėjau tiesiog tą patį žodį pasakyti, save testuot, išnaudot, galvot ir vertinam save realiai prasčiau, nei vertina save daiktai. Ir dar viena mintis, priminimas, reziumė, yra, kad jeigu žmogus sugeba prisimti atsakomybę kitoj sferoje gyvenimo, jisai geba prisimti ir trečioj. Čia į bazę žiūrima, ne? Kaip darau, bet ką taip darau viską. Jeigu yra gebėjimas pasimti atsakomybę ir priimti sprendimą, nežinau, perkant automobilį ar būstą, ta patirtis, tas įgūdis, jis yra ir prisiemant atsakomybę, ten pavyzdžiui, už žmoną, už vaikus ir taip toliau. Tiesiog žmogus nesirenka to daryti. Tai vat klausimas, kodėl aš esu ten, kur manęs nesirenka? Kodėl? Kaip, žinot, kartais aš savo klienčių, kai jau, čia žinot, toks jau, kai noriu tikrai stipriai supurtyti, aš sakau, o jūs, sakau, save prie konteinerio radot, kad jūs save taip vertinat, tiksliau visai nevertinat. Ne prie konteinerio jūs rado. O nors ir prie konteinerio rastų, tai nereiškia, kad čia kažkas yra negatyvaus, kad save reikia tiesiog atidavinėti už trupinius. Yra iš tikrųjų moterų, kuriuoms tiesiog trupinių reikia. Vat jiems pabarstyti trupinių ir jos viskas man užtenka. Aš tiesiog gatava tau kojas bučiuot ir viską tau atiduot, nors tu man, tu nieko man, tu man nieko. Ir jeigu, žinot, pasižiūrėt, akytės, šiek tiek plačiau atmerkt ir pasižiūrėt, mes pamatysim realybę. Ir užtat, aš nuolat skatinu, kodėl aš rašinėjau šitas video nemokamus. Kiek aš čia dabar jau laiko, ne? Čia antrą video, tiesiog pirmą dalį rašiau ir dabar antrą, tai kokiu bus 40 minučių, man atrodo. Kodėl aš tai darau, tai yra nemokamai, ne? Aš tai darau nemokamai, aš tai darau tam, kad nešti tą mintį, kad apie būtinybę dirbti su savimi. Mėlyje, viskas praėjo tie laikai, kai mes galim nedirbti su savo psichika, su savo mąstymu, ne, su savo elgesio kažkokiais šablonais, su savo jausmais, traumom. Tie laikai, jie praėjo. Nesakau, kad tokie laikai buvo, nes visą laiką tai buvo aktualu, tiesiog anksčiau žmonės neturėjo įrankių tam ir jie nebuvo tie įrankiai ir tie instrumentai taip stipriai paplyti. Dabar, jeigu žmogus nori iš tikrųjų gyventi laimingai, būti patenkintu, uždirbti, mėgautis tam tikrom materialiom ir nematerialiom gerybėm, dalykais. Jeigu nori kurti laimingus santykius, gerai jaustis, nuolat turėti energijos, ne? Nori daryti įtaką pasauliu, ne? Kad ir kažkokiam minimaliam kiekiu, ne? Žmonių, realizuoti save, jaustis, kad aš iš tikrųjų kažką darau, kažką prasmingo, viskas, čia žmogus jis turės dirbti su savimi. Čia tiesiog jau nebepabėgsim nuo to. Ir jeigu tai paimt, kad aš dabar step by step į tai einu ir kas dabar galvojat, o kaip aš tai galėčiau padaryti, tai rekomenduoju, kas dar nesat prisijungę prie mano uždaro klubo Agaverse, kaip ir minėjau, jam jau vasarį bus metai laiko, tai yra nuostabus įrankis, aš labai didžiuoju savo klubu
Nes yra žmonių, daugybė žmonių, kurie yra nuo pat starto klubo. Tai įsivaizduokit, žmonės metus laiko, minimum, čia tik klube. Ir tie žmonės viską perka ir dar į konsultacijas ateina. Bet jeigu jūs ateisit tik į klubą, įsivaizduokit, jūs nuolat esat tam kontekste, kur jums nuolat kažkas pasako, tos langelius pradaro, ne, kaip aš šiandien sakiau. Jūs kažką išgirstat, viskas, jums jau čia ateina jau. Čia paskui išgirstat ateina, jūs negalėsit atgirdėti ir jūs nebegalėsit jau atgal nusirident į įprastus savo elgesio šablonus, į kažkokias traumas ir panašiai. Jeigu jūs save nuolat talpinsit į tam tikrą kontekstą, neįmanoma nepakeisti savo gyvenimo, jeigu jūs nuolat į save, žinot, farširuojat, jeigu čia tinkamas žodis, tam tikrą informaciją. Tiesiog neįmanoma. Neįmanoma būti mano ten klube, netgi porą mėnesių, nekalbant apie metus, ir nepakeisti savo gyvenimą. Neįmanoma. Ir tai aš sakau ne tik kaip kūrėja, bet kaip mokinė, nes aš pati esu kitų žmonių kontekstuose, ne, bet aš taip pat sakau kaip savo klientų žodžiais. Kai man, žinot, moteris rašo, Agata, aš jau viskas, man pastovi ten tą frazę galvoj, aš kažką noriu padaryti, prisimenu, kai tu tai sakėjai, čia viskas, dabar aš jau pamačiau, kaip aš tai darau, neįmanoma, suprantat, nepakeisti. Bet tam reikia save taip pasodinti į tuos kontekstus ir tam, kad jūs kuo daugiau ir dažniau girdėtumėt. Nes jeigu jūs paklausot vieną video, tai jau naudinga, bet įsivaizduokit, jeigu jūs tokią informaciją, jūs gausit kaip injekcijas nuolat. Ten kas porą dienų, kas savaitę, ne? Įsivaizduokit, tokias injekcijas jūs gaunat. Logiškai. Neįmanoma, kad nepasikeistų dalykai. Tai kas norit, kam atsiliepia tai, kuo aš dalinuosi, aš nuorodą, manau, paliksiu apačioj. Agavers kaina yra 44 eurai mėnesiui ir tikiu, kad gali būti žmonės, kuriuos galbūt šitą kainą išgazdins, bet tai kaina yra, žinot, ne iš piršto laužta. Nes būti klube tai yra būti pilnavertiškoj terapijoje ir tai yra tiesiog mėnesio, tai yra vienkartinis mėnesio, ne vienkartinis, jeigu jūs liekate, ne, tame klube, tai yra mokestis, kuris yra netgi realiai mažesnis už bet kokią konsultaciją psichologo. Aš nežinau, ar yra tokia kaina psichologo, coacherio ar kito terapeuto konsultacija. Aš bent jau nemačiau. Tai jeigu tai pasižiūrėti iš tokios pusės, ar pavyzdžiui, kokius jūs ten mėnesio trukmės mokymus gausite už tokią kainą, negausite. Ir dar koks svarbus momentas, kad jūs kai prisijungiate į klubą, jūs gaunat visą medžiagą, kas buvo talpinta nuo pat įkūrimo. Tai nėra tokio, ne, kad jūs gaunate tik tai tą mėnesį. Jūs galite perklausyti viską, kas buvo nuo kovo ar vasario mėnesio šių metų. Ir čia porą žodžių buvo apie klubą, bet tiesiog negaliu apie jį nepasakoti, nes aš labai didžiuoju savo klubu, tuo, ką sukūriau, kokią bendruomenę surinkau, kas ten vyksta, kas ten darosi. Tai jeigu jaučiat, jūs bent tiesiog prisijunkit vienam mėnesiui ir išbandykit. Tai gali atrodyti kaina kaip didelė, jeigu mes lyginam su tuo, kas yra rinkoje, kokie, žinot, yra kiti subscriptionai, kiek ten mokama, ne, už kokį Spotify ar ten Netflix ir panašiai. Bet kaina jinai visą laiką yra kažkuo paremta. Net jeigu ten mums gali atrodyti, kad jinai iš piršto laužta kaina, žinot, yra kažkokie dalykai, ir žmonės sako, oi, čia neverta ten už rankinuką mokėti 20 000, bet kažkodėl stovi eilės, ne, dėl tų rankinukų. Jeigu tai tiek kainuoja, tai tiek kainuoja.
ir ypatingai tuos, kuriuos vat, trigerina kaina ir atrodo, kad per brangu ir panašiai. Ir jeigu šalimais dar pas jūs stovi užklausa išaugti piniguose, tai jums būtina į tai nueiti. Nes neįmanoma išaugti piniguose, jeigu mes esame tame pačiame ten išlaidų lygyje, sąmonės mąstymo lygyje ir panašiai. Aš pati taip augau ir tai, kad aš dabar, bet, pavyzdžiui, mano yra tokia kaina klubo, tai yra dėl to, kad aš ten 10 000 sumokėjau kitiems žmonėms už mokymus, už tos pačius klubus ir panašiai. Tai vat mes tik tokiu būdu galim augti, kai mes suprantam kito vertę ir ten prekės, paslaugos ir panašiai. Nes jeigu mes nuvertinam kito žmogaus vertę arba sakom, pavyzdžiui, kad ne, tai čia tiesiog yra per brangu, ne? Kaip čia dabar gali ten klubas mėnesio kainuoti ten 44 ar ten 444 eurus ir panašiai per mėnesį, tai mes lygiai taip pat ir apie save galvosim. Nu, vat nėra tokio, žinot, kad brangu yra kitam sumokėti 44 eurus per mėnesį, o žmogus pats, tai jisai tikrai galvos, kad, nu, vat aš tai tikrai esu vertas didesnių pinigų, didesnio užmokesčio, didesnių kažkokių vat čekio už savo paslaugos ir panašiai. Jis gali, žmogus, to norėti, bet jis to nepasieks. Ir vat mes tą savo mąstymą ir savo tą tikrovę, kuri pas mus yra viduj, mes galim pasitikrinti per tai, kaip mes vertinam kitų žmonių ten išlaidas, pajamas, uždarbį, čekius ir taip toliau. Čia vat labai yra svarbus ir įdomus momentas. Nu, man tai, žinokit, labai patinka dalintis ir aš labai tikiu, kad tai atėjo ir iki jūsų. Vat, žinot, kaip dalinies iš širdies, tai iš širdį ir ateina. Tai parašykit, kas tai pajautėt, ką jūs savo pasiėmėt. Ir nežinau, ar čia dar aš išeisiu iki švenčių. Visko gali būt, žinant mane. Bet jeigu neišeisiu, tai noriu palinkėti jums gražių ateinančių švenčių, ramybės, džiaugsmo, pilnatvės, gražių akimirkų, susikurti, ne, sugalvot, kaip aš galiu susikurti gražias akimirkas su savimi ar su savo artimaisiais. Tai pailsėkit, skirkit laiko savo ir kitais metais mes jau vėl važiuosim, nors jau dar, žinokit, šiais metais. Aš dar prisigalvojau, kad pasidaryti ir iki švenčių. Tikiuosi, čia dar spėsiu paskaitą apie tai, kaip išgyventi šventes ir neišprotėti, taip sakant, ne, kas liečia santykius su tėvais, emocijas visas, ne, tuos ribas, toksiškus santykius. Ir dar prieš naujus metus galvoju pasidaryti, aš jau dariau balsavimą savo Instagram'e, tai buvo daugiausiai balsų, kad nori šitos paskaitos, šito susitikimo, kad bet kaip uždaryti senus metus, paleisti senas istorijas ir vat su nauja energija žengti į naujus metus. Tai tikiuosi, spėsiu pasidaryti šitos projektus. Visa informacija bus, aišku, mano Instagram'e. Tai apkabinu kiekvieną. Dėkoju už jūsų komentarus, už jūsų pasidalinimus. Ir kaip visada, iki kitų greitų kartų.